Šiandien ant mūsų stalo tikras karys. Daug patyręs, daug nukeliavęs, stipriai nukentėjęs, tačiau pilnos komplektacijos patekęs pas mus. Pirmas mūsų kolekcijoje Pietų Amerikos sauso maisto davinys iš Brazilijos ginkluotųjų pajėgų. Akivaizdu, kad tai yra 24 valandų davinys, jis yra didelis, didesnis už portugališką, kuriame buvo keli pakeliai sulčių. Plastikas tvirtas. Matosi, kad transporto saugumo agentai turėjo problemų, kol jį atplėšė. Nėra jokio paprasto atplėšimo mechanizmo, jokio uždarimo mechanizmo daugkartinio, bet maišas toks didelis, kad jame galėtum paslėpti ir lavoną. Na, lavoną turbūt ne, bet galvą tikrai galėtum lengvai paslėpti ir jinai net nesmirdėtų, jeigu turėtum gerą ziptąją ir atplėštum geriau negu pasieniečiai. Ant pakuotės matome Brazilijos turbūt ginkluotųjų pajėgų herbą. Viršuje užrašyta Brazilijos armija, kovinis davinys 24 valandų R2. Nurodyta, kad mes turim 5 skirtingus meniu, bet mes turime meniu numerį 3, jautienos faršas su bulvėmis ir ryžiai. Jokios informacijos apie kalorijas, tiesiog matome visuose skirtinguose 5 meniu, kas galėtų būti. Jeigu davinys būtų tvarkingas ir pakuotė nebūtų pažeista, mums tikrai prireiktų peilio. Matosi, kad viršuje jinai yra labai atsakingai užpakuota, užspausta ir užlydyta, bet kadangi už mus pusę darbo padarė transporto saugumo agentai, mes galime tiesiog imti ir pakuoti. Čia davinys davinyje. Kaip ne vienam davinyje matėme, kaip ir ispanai turi atskiras dėžutes, tenajam ukrainietiškam arba itališkam atskirai supakuoti pusryčiai pietus vakarienė. Čia irgi panašu, kad mes turime 2 maistus atskirai supakuotus 24 valandų pakuoti. Čia visur matosi, kad 24 hours, čia gal 2 parų netgi darinys, būtų įdomu. Ir aksesuarų paketas. Čia be peilio mes niekaip. Gaila, galėtų būti daugkartinis atsegimo mechanizmas, kad galėtumėm paskui viską susidėti, nes čiagi paros mums yra davinukas, mes vieną suvalgysim, paskui kitą turėsim valgyti. Tai būtų labai gerai iš naujo susidėti viską atgal ir tiesiog užsisekti. Koksai mažas šaukštukas. Matyt pusryčiam. Antras šaukštukas, teisingai, nes mesgi suvalgysim vieną, paskui valgysim kitą. Pure alcohol. 80% alkoholio gelis. Paskutiniu metu mes esam pripratę, kad dezinfekavimui naudojam alkoholinės servetėlės. Čia yra alkoholio gelis. Ir jis pakeičia senam žaliam lietuviškam davinyje sutiktą sausą spiritą. Pagal instrukciją šaukštuką tiesiog turėtumėm įpilti į viryklėlę ir taip sukurti ugnį. Ugnies įžiebimo alkoholio gelis. Super. Kaip šitą būtų leidę į lėktuvą, labai nežinau. Rankinį bagažą. Čia yra instrukcija. Čia mes turime viryklėlę ir išlankstymo instrukciją. Alkoholinės, dezinfekcinės servetėlės, kurių mes turime 4, 2 patiekalam prieš ir po. Degtukai, parana, žalia siera, mėlynas dangtelis. Vandens valymo tabletytės. Kažkodėl jos po 6 pakuojamos, bet viena būna tuščia. Nežinau, kodėl, jeigu žinot, parašykit komentaruose. Kas čia per čiūdai? Kiek mes turime aksesuarų. Neturime dantų krapštukų jokių, nieko dantim pasivalyti, jokių kramtomų gumų. Gerai, čia neilga yra instrukcija. Maistas yra specialiai paruoštas treniruotėms arba koviniams veiksmams ir gali būti naudojamas bet kokiuose kariniuose veiksmuose. Davinyje esantis maistas paskaičiuotas vienam asmeniui 24 valandom. Todėl suvartokite visą pakete esamą maistą ir nekeiskite maisto sudėties tarp paketų. Atsiminkite, kad nors maistu reikia mėgautis, pagrindinis davinio tikslas – suteikti
tinkamai subalansuotą dietą. Kuro turi pakakti pašildyti visam maistui. Maisto likučiai neturėtų būti saugomi, nes po kelių valandų nuo jų paruošimo jie bus nebetinkami naudoti. Štai tokia instrukcija, kaip pasigaminti maistą. Pradėkime nuo pusryčių ir lančo. Vėl reikės peiliuko. Viskas supakuota labai tvirtai, kad maistas gink-dieve nesusimaišytų ir nesugadintų specialistų paruoštos dietos. Pieniška kava. Jūs pablūdot. 150 ml vandens, 40 gramų šitos kavos. Kokie 5-3 viename mūsų. Čia irgi 150, ne, čia pusę litro. Pusę litro gėrimo, sausainukai sutrinti baisiausiai. Čia tie miltai kažkokie tai. Džemas braškių spėjo, nes nupieštos braškės 47 kilokalorijos. Salat de frutas, vaisių salotos milteliai kažkokie tai, 150 ml vandens. Kafe, 1,3 gramo, kavytės. Proteininis batonėlis, bananikas. Ar čia nebus tik tai džiovinti bananai? Hidrolitinis gėrimukas. Primenu, čia dar tik tai pusryčiai ir priešpiečiai. Premium cane sugar. Vienas žalias, vienas šitas, 10 gramų cukraus. Dar vienas džemukas, 2 džemukai. Lieka tik tai pusryčių žvaigždė. Čia turbūt priešpiečių žvaigždė. Tokioj pakuotėj. Tarsi po šiltuko. Ai ne, žiūrėk, čia 2 yra. Čia visko tiek daug, kad pirmą gal pragaukime pusryčius ir priešpiečius. O tada jau žiūrėsim, kas yra pietums ir vakarieniai. Nu, bet tai gausumas, tai eiktų savo. Šarūnai, tau įdomiausia turėtų būti, kiek visame šitame davinyje yra kalorijų. Kaip ir naujose lietuviškuose racionuose. Mums siūlo šį patiekalą valgyti šaltą, bet sako, jeigu nori pasišildyti, tai kažkodėl tai 5 minutės užtenka tiesiog. O turbūt Brazilijoje ten pakankamai šilta, tai ten ilgai šildyti nereikia. Kaip šitos miltus gaminti? Nu, miltai. Ir ką mums su jais daryti? Pasak Google'o, čia yra stalo miltai. Jos galima naudoti kaip papildą patiekaluose arba galima valgyti tiesiog va taip va. Smulkiai sutrinta duona. Elektrolitų atstatymo gėrimas. Tirpdinam miltelius, pusė litro vandens. Ne, atrodo gal ne kaip, bet iš tikrųjų vitaminuose. Galėtų būti tabletytė tokia tirpi. Pliumtimėte ir viskas. Nesikankinkime. Čia visas davinys miltelinis toksai. Čia yra vaisių salotos. Fruit salad. Matau, kaip krenta miško uogos. Ekspertė, ir tu matai miško uogos? Amazonės uogos. Oi, kaip čia skanu bus. Sako, reikia maišyti, kol nebebus gumulų. Gumulus aš matau. Aš maniau, kad čia miško uogos, žemuogės štai. Čia yra tas pats, kaip lunchtime bus. Tik tai lunchtime dar buvo freeze-dryintos tos uogytės, kurios išsipūsdavo ir būdavo tikrai, super tas šerbetas. Ekspertui kvepia, matau. Nes čia bus kleisteriukas toksai tiesiog, bet nebus tiršta. Kur turėjom tą lunchtime, tai jisai tirštėjo. Netgi daugiau vandens pylėm. Toks šiek tiek tirštas. Cheminis kisielius iš kramtomos gumos. Kai aš perskaičiau, kad čia yra vaisių salotas, tai prisiminiau, keliuose daviniuose mes esame matę tokius konservuotus tiesiog vaisius. Kaip ir maisto konservo toksai maišelis, jį atsiplėši ir iš vidaus kabini kartu su padažu tokias vaisių salotas. Matėme, kad komplektacijoje yra ir želė. Tai jaučiu, kad želė bus lygiai tas pats dalykas. Įsipilsime ir turėsime kiek tirštesnį cheminį marmalą. Gėrimai ne kažką, rankos limpančios visos, drėgna servetėlė, mažytė tokia, bet šiaip įdomu, paėmė, neatrodo nei tokia drėgna, bet kai pradedi valytis, tai visai neblogai. Alkoholinė, baisiai alkoholinė. Visas šitas kiekis turi būti pusryčiams ir priešpiečiams.
kaip mes, pavalgę pusryčius, vis tiek visko nesuvalgysim vienu metu, turėtumėm susipakuoti likusius daiktus kur? Čia? Kodėl nėra užsegimo mechanizmo? Šiukšlės pasakyta, kad reikia išmesti, ko nesuvartojam, reikia išmesti, bet tai gerai, mes jas kažkur išmesim. Bet šitas viskas voliosis. Ir taip įdomiai dozuota, patys galim dozuoti, ką norim ryte valgyti. Tarkim, sausainiukai. Jau jaučiasi, kad sutrinti yra tokie paklevas. O, brolytė. Štai kas liko iš sausainiukų. Jeigu jie būtų gyvi, būtų visai neblogai. Sūrus, maloniai. Konsistencija nebloga. Biški tokie pridvėsė jau. Nemanau, kad sutraiškė transporto saugumo administracija. Čia jau tiesiog davinio pakuotės ypatumai. O, čia yra jau atplėšimo kirpos. Ryžiai. Kaip ir parašyta, nieko netikėto. Aš pat pradžių pagalvojau, kad gal žuvis. Mėsa su pupelėmis. Kvepia neypatingai, atrodo irgi neypatingai. Kažkokie grybai dar, mėsytė, pupelytės. Visai neblogai. Gera mėsa. Ryžiai tokie gabaluoti, bet nesausi. Tie gabalai tai burnoje prakandus maloniai subyra. Ir tokie birus tikrai purus ryžiai. Super. Ryžiai daug geresni negu japoniški. Šiaip atrodo kaip vėmalai. Dešra, mėsa ir pupelės. Ir padažas. Nėra taip, kad jau super skanu, kad norėčiau išlaižyti lėkštę, bet skanu. Paragaukim bananinį. Džiovinti bananai. Visai skanu. Proteinų batonėlis. Šunelį, tau negalima. Super. Susitrynęs labiau negu reikėtų, kaip ir sausainukai. Bet toks gerulis, raumenis, jaučiu kaip auga. Dar pusę litro vandens. Amazonės mėlynių upės. Viskas yra tokiuose buitiniuose maišeliuose. Jeigu atidarome kokį nors europietišką davinį, tai viskas yra rudam, žaliam, tengiamasi maskuojančius kažkokius tai tos maišelius, pakuotės padaryti, karinės, iš karto jauti tą atmosferą karinę. O čia viskas va grinai, taip paimta ir sumesta. Nesitsackinam. Ir tikrai labai daug laiko užtrunka viską pasigaminti tiesiog. Ir daug visokių indų turi nešiotis. Labai skanus gėrimas, bet dėl to, kad aš ištroškęs po visų šitų valgymų. Čia mes pusę litro vandens, kaip ir nurodyta instrukcijai, supylėm. Iš tikrųjų, litrą galima buvo drąsiai pilti. Super, Camelbacką susivariai ir paskui net plauni. Tęskime kelionę po braziliškų miltelių pasaulį. Pieno latė. Mes dar turime paprastos kavos. Baigėme ragauti pusryčius ir priešpiečius. Dar turėsime pietus ir vakarienę. Ten turėtų būti ne ką mažiau visko. Bet tai tikrai, jeigu būtų išpakavę šitą davinį pilnai transporto saugumo administracija ir pamačiusi ten iš Brazilijos keliaujant šitiek miltelių, manau, čia ilgam būtų strigęs mūsų mūlos. 8 valandų, kai tu turi tą vieno prisėdimo davinuką, tu pasiėmei gėrimą pasidarėjai. Į gertuvę įsipylei to izotoninio gėrimo. Pasidarėjai karšto gėrimo į savo kažkokią tai indelį, kurį tu turi katiliuką. Čia tu žaidi. Kažkur tu įsipili miltų tų paprastų valgymų. Kažkur tu vieną gėrimą, kitą gėrimą, elektrolitinį gėrimą. Žiūrėk, šitas irgi tirštėja. Ir visur tie milteliai, salotos milteliai, gėrimas milteliai, elektrolitai milteliai. Gerai, kad ryžinė milteliai buvo. O galėjo. Skanaujame. Pieno latė. Kuo įdomus yra tie egzotiški daviniai, kurie yra nutolę į kitą kontinentą praktiškai. Juose surandi tokių įdomių
kažkokių egzotiškų dalykų tikrai, kurių nematėjai. Kava kaip ir 3 viename, bet skonis visiškai kitoks. Ne kava, o karamelė, grinai. Aš į vakarienį gerčiau. Čia turi pasimėgauti. Prisipyliai. Werther's Original. Tokie išlydyti. Super. Ir greitai paskanaukim džemą, nes mūsų laukia dar pietus ir vakarienė. Džemas kaip džemas, skanus braškių džemas, pakuotė kaip lietuviško, galėtų tik tai būti skirtingas. Kaip gėrimų nei vieno mes neturėjom vienodo, ir kava, ir čia ta karamelė. Lygiai taip pat mes galėjome turėti skirtingus džemus, braškių ir žemuogių, pavyzdžiui, aviečių, abrikosų. Kolegos, sveikinu suvalgius pusę braziliško davinio. Suvalgiam pusryčius, priešpiečius ir atkeliavome į pietus. Pietums ir vakarieniai. Guminukai, gumdrops. Tokia pati kava, elektrolitų gėrimas, toks pat proteininis batonėlis. Dar guminukų. Čiokolatė. Nu, va, jau kitoks. Čia fruit salat ar ne? Pusryčiuose turbūt biskvitų įpakavimas buvo pažeistas. Tie patys sausainukai, tik tai jie yra vakuumuoti. Net kaip susilankstęs jisai yra. Kaip plyta. Ir tu niekaip jo nesulaužysi. Va toks va turėjo būti sprendimas. Ten kažkas matyt atsitiko. Super, pažiūrėsim. 2 cukriukai tokie patys. Džemas Giobi. Kodėl negalima buvo po tokio džemo įdėti į pusryčius? Kodėl jie vienodė turėjo būti? Turbūt dar vienas džemas. Irgi vienodas. Nu kodėl nesukeist? Ir dar parašyta instrukcija, kad negalima maišyti. Na ir pagrindiniai patiekalai. Karne bovin moit kom batatas. Su batatai. Ir ryžiai. O čia vėl kažkokie šakar makar. Komplektacija faktiškai identiška. Ryžiai kaip garnyras. Pagrindinis patiekalas vienas. Turime gėrimuką, elektrolitinį gėrimuką, karštą gėrimuką, kavos. Turime proteininį batonėlį, identišką. Turime sausainių, turime 2 džemukus, cukraus, vietoj bananų ir vaisinių salotų. Čia mes turime 2 pakelius guminukų. Galėjome tuos guminukus vietoj 1 miltelių permesti į pusryčius. Svarbiausia instrukcija parašyta, kad nesugadintumėt griežtai suplanuotos dietos, jums paskaičiuotos, nemaišykite maišelio turinio. Čia turi 2 vienodus tos guminukus. Gal tu norėtum geriau, kad jie būtų dienos pradžioje? Lygiai taip pat su džemais gal tu pamaišyti skonius norėtum. Čia miltelių mažiau. Čia mes turim daugiau guminukų. Ką mes turime išbandyti visų pirma, tai atsidarykime sausainius, kol šyla pagrindinis patiekalas. Vakuumas viduj buvo. Vakuumas. Štai kokie jie. Labai trapus, bet matosi, vat, kur buvo gerai vakuumuoti, kur nepažeista vakuuminė pakuotė buvo. Žiūrėkit. Kiaurai persimatantis. Lengvai sūrus. Ir aišku, kvapnus. Įpakuoti jie super. Labai gerai. Viena problema yra tik tai, kad mes čia turim pietus ir vakarienę. Lygiai taip pat ten turėjom pusryčius ir priešpiečius. 2 maitinimams, 2 prisėdimam mes turim 1 pakelį. Jeigu mes jį išvakuumavom, byra tiesiog akyse mum sausainukas. Tai labai trapus yra. Ir mes iki vakarienės nuo pietų tikrai pilnojo nenusinešim. Kaip duonos pakaitalas jie superinė yra. Sutinki, ekspertė? 2 valgiam, 1 šaukštas. Bet gal čia jie turi omeny, kad 1 valgymas atstojo pusryčius priešpiečius, o kitas pietus vakarienę, tai yra 1 prisėdimu tu suvalgai visą šitą dozę. Bet tada daugokai gal? Kur sausainukas? Nesu sausainuku, norėtum džemo. Čia kažkoks papaja, passion frutas. Norėjau pasakyti, kad džemas kaip gerovės, bet manau, kad šauktiniam tai tikrai būtų daug geriau už gerovę. Pakuotė labiau seksi,
Ir skonį šio passion fruito, Jėzus tu Marija. Kai gerumo guminės kulkos kaip verčia vertėjas. Jeigu baigėsi tavo amunicija, tai tu gali tada išsitraukti kalkę. Tikrai panašios į kulkas. Čia daugiau marmeladinėje, ne guminukai. Skanu, gauni cukraus, bet negalima. Faršiukas su bulvėmis atrodo geriau negu pusryčiai ir priešpiečiai. Kubeliais bulvės, 1:1 kaip pusryčiai kvapas. Skaniau negu rudis. Bet vis tiek yra toksai prieskonis kažkoks. Pirmam atrodė galbūt dėl to padažo, o čia lygiai toks pat prieskonis. Jeigu ne konsistencija, ten buvo pupelės ir viena kita plaukianti riekelė dešrytės, sakyčiau, kad tas pats patiekalas. Skonis visiškai, sakyčiau, identiškas. Truputį primena seną britišką, kurie visi buvo vienodi ir visi dvokia proteino. Proteininėm morkom dvokia. Visi lietuviški, nauji ir seniai yra skanesni šiaip už šitą. Nesinori pabaigti šito patiekalo. Žinoma, ekspertas su manim nesutinka. Labai keista, kaip staigiai atsibodo tas skonis. Jeigu pusryčius ragavome ir viskas buvo visai skanu, tai dabar ragaujant pietus, jau tas prieskonis pradeda erzinti ir valgyti nebesinori. Instrukcijoje parašyta, kad svarbiausia yra laikytis nustatytos dietos ir viskas yra paskaičiuota, bet ten taip pat parašyta, kad maistas turi mus džiuginti. Tai va toks pastovus prieskonis ir vienodas skonis jis tikrai nedžiugina. Pliusas naujiems lietuviškiams daviniams didelis. Pusryčiam turėjom karštą karamelę. Vakarieniai prieš miegą trupučiuką karšto šokolado. Labiausiai tai pavargo mūsų ekspertas. Tiek kvapų ir tiek mažai valgyti. Atsiprašau. Apsiuosčiau miltelių iš Pietų Amerikos. Nuostabus. Karštas šokoladas. Ne, čia visur reikia peilio. Čia yra instrukcija. Tokie prašmatni labai viriklėlė. Čia ne žaliasis lietuviškas. Sauso kūro pakaitalas. Daug nepilam. Parašyta, kad šito viso pakelio turi užtekti visam maistui pasišildyti, visam vandeniui. Ekspertui nepatinka. Superinis sprendimas, klausai. Gerai dega. Tokia skaidri visiškai liepsna. Švaresnė liepsna yra negu tablečių. Ir nesmirda. Ir dūmų nėra. Parašyta, kad šaukštelis yra viena dozė užvirti vandenį. Irgi turbūt ES neleidžia tokio daikto. Čia neskanu, ekspertė. Dūmų nėra. Nuosėdų praktiškai nėra. Puikiai dega. Vienintelis minusas, kad gali pradurti šitą visą pakelį. Ir tada ištekės, kaip medus ukrainietiškas. Visada smagu gauti davinį iš tolimesnių kraštų, iš kitų kontinentų, kur yra kitokia kultūra, tiek maisto kultūra, tiek pakavimo, ugnies įžiebimo. Nes juose surasi naujų magiškų dalykų. Šis davinys yra labai gausus. Ir nors viduje jo komponentai primena tiesiog Maksimos rinkinį, iš tikrųjų radome daug malonių magiškų dalykų. Nuostabūs gėrimai, ypač tie karšta karamelė, karštas šokoladas. Ačiū Adams ir Ko, kurie padėjo pargabenti šį davinį į Lietuvą. Sekanti stotelė – kebabinė kosmose. Like, share, subscribe, einam miegot. Kur tu pamiegos tiek miltelių prisivaręs, ne? Klodai. Pavargom juodai.